Mes esame iki jauni šokėjos. Mes šokam hip-hopą, nes man tai labai patinka ir tai yra mūsų gyvenimas. Mūsų vadovai yra Kristina Barneikienė ir Audrius Linauskas. Daug reikalauja iš mūsų, bet vis tiek mes kaip šeima visi kartu, todėl nesijaučia jokios įtampos šokiuose ir nieko ir tiesiog. Mes kartu Kaune esame atsidarę šokių mokyklą, tai yra AK Dance Studio. Pradžioj buvome šokėjai, pradžioj tiesiog šokame ir kartu, ir kaip poroj šokame, ta prasme, bet po to jau reikia kažkaip eiti tolyn, vis siekti kažko, tada jau pasidarėme choreografai. Tiek Lietuvoje, ir tiek po Baltijos šalyse ir pasaulio, tuose visose reitinguose šokėjų, tai mes dviese buvom, vieni iš pirmųjų lietuvių, kurie taip stipriai pavarydavo. Aš pasaulyje esu bemaž 14 vietoj, ten prieš 5 metus turbūt. Solo mes kaip dvejetas 20 turbūt esam, ar 20 kažkelinti. Turim svajonę pranokti savo vadovus, bet kol kas galvojam, kad neįmanoma. Tas profesionalumas jų tai auga kiekvieną dieną, jos tobulėja, labai pačios nori, labai stengiasi. Siekite to, ko visada norėjote, ko norite, ko norėsite. Parodykit ir įrodykit mum, kad mes esame geriausi ir kad jūs esate geresnis negu mes kartu sudėjus. To mes tikimės iš jūsų. Į projektą 2 minutės šlovės mes einame dėl to, kad į šokį sudėjome dalelį širdies ir norime pasidalinti su jumis.